Ar esate girdėję, kad moteris kilusios iš Veneros, o vyrai iš Marso? Todėl apie jų santykius įtemptus galime kalbėti ilgai ir nuobodžiai. O ką apie tai mano raseiniškiai? Mes jų ir paklausime. Kas labiausiai erzina vyruose? Kas nepatinka tiesiog vyruose? Vyruose? Taip. Gal toksai kaip žadėjimas, bet neištesėjimas pažadų? Nežinau. Nepatinka, ką jie kai daro kartais? Kai palieka purvinas kojines, pavyzdžiui, visur primėtytas. Pykstat? Pykstu ir baru. Nors kenčiu kartais, bet vis tiek paskui pabaru. Neištveriu. Su kuo dar nesitaikote? Su kuo nesitaikau? Vėlavimais gal? Daugiau tai nežinau. Gerą vyrą turiu. Iš to netvarka gal, nepunktualumas. Tikriausiai. Kad geria, kas geria. Nepatinka rūko, nepatinka. Kad kurie negerbi moterų. Smurtas. Nes vyrai geria, paskui mušasi. Girtumas vyrų. O kuo dar tiesiog nenorite taikstytis, kai jie tokie? Su kuo dar? Su kuo aš galiu daugiau nesitaikstu daug, jeigu jisai girtas, tai su nieko jo negalima taikstytis, ką jis daro, viską daro kvailai. Grubumo, aišku, šiurkštumo. Nuolatinis girtavimas ir negerbimas moterų ir žmonų antrų pusių. Gal užsispyrimas vyrų. Ir tikriausiai viskas. Ir tiek? O kas dar galėtų erzinti vyruose? Nu, kaip pavyzdį, pasakykit jūs. Kai geria rūkų, pas kitas eina. Ai, tai va tokių nepažįstu. Pas mane aplinkoje tokių nėra. Visi vyrai labai geri, tik labai užsispyrę. Viskas. O ant vyro neturiu, viskas man gerai. Gerai? Jo. Taip, neturiu. Neturiu jokių pretenzijų ant vyro. Visi geri. Visi geri. Latrai tai jau nepatinka. Latrai negeri, tik tai jau. Mano vyras kapuose, tai aš rami, sutinku su juo visada. Lankau. Ir tiek, o ką daugiau. O dabar pas svetimus, kaip pamatote va kitus vyrus? Visi pastebite, kad... Na, yra visokių jų, ir pykstas, ir mušas, ir pas kitų dar bėga, tai žinai, kad negerai yra. O mes kai vienišas, tai mums viskas gerai yra. Na, minus įboš, tai palaksto vyrai. Jau iki gyvenims toks. Reikia duoti palakstyti. Jo. Negaliu pakęsti, kai meluoja. Melagių. Melagių. Negaliu pakęsti. Ko dar? Nežinau. Nežinau, ko dar. Prigėrė, kai vaikšta, keikiasi, va, nemandagiai elgia su moterim. Nervina tada. Nervina, labai nervina. Kantrybės vyrai neturi. Visiškai. Jeigu reikia kur nors nueiti, palaukti, tai jau viskas. Kantrybės nėra pas vyrų. O šiaip, kai lyg tai nieko, priklausomai nuo vyrų. Kas labiausiai erzina moterise, su kuo nenorite taikytis, su kokiais jų bruožais charakteriu? Su pavydu. Pavydžius nepatinka? Ne, nepatinka. Blogiausias gal dalykas yra tai, kad, na, moteris, tarkim, susiranda vyrus ir iš tikrųjų jos žiūri kaip į, na, išnaudoti iš tikrųjų, kad vyras jau viską turi išlaikyti, sėdžiu namuose, nieko nedarau. Na, tai iš tikrųjų ir, tarkim, gyvenime teko susidurti su tokiais atvejais, nu, tai yra baisu. Žmogus nieko nenori kurti, o tik tai nori naudotis. O, tarkim, vedybiniam gyvenime turi abu žmonės kurti. Na, tada jau gaunasi iš tikrųjų kažkas gero. Daugiau. Na, aišku, nepatinka žalingi tokie įpročiai, tarkim, Lietuvoje kaip yra išplitę tarp jaunų merginų ypač rūkymas. Šiaip ir, tarkim, tos merginos nemeta rūkymo, kai yra nėščios. Tai yra, nu, turėtų šiaip atsakingesnis būti, nes tai kenkia kūdikiui, o ir po to, kai gimsta vaikas. Nu, nežinau, galbūt vyresnis sulauktų, sakykime, 40 metų, kai vaikai užauginti, kai tos negali jau persidėti, tada jau galima daugiau elgtis, bet kada esi jaunas, na, ir savo vaikui pavyzdys. Negali sakyti, nerūkyk, negerk, kaip pats esi taip elgies. Na, bet aišku, tas tinka ir vyrams iš tikrųjų. Taupumas. Taupumas?
Tai skupi per daug. Ne, neskupiai. Tiesiog viską namuose taup. Nieks, viskas gerai. Visus gerus. Viskas okei. Visus idealius. Ačiū. Kai iš banko jam pinigus, paskui neatiduoda, reikia pačiam atiduoti. Paskui žnos moters turbūt yra kitokie brožai, nu. Viena tokia, kita tokia, čia tokia pat žmogaus visam pasaulyje nesurasi, kad būtų du vienodi. Bet kurios silpnybės tiesiog jų labiausiai nepatinka? Silpnybės. Silpnybės jų yra pinigai pagal mane. Visokių yra, visokių reikia. Moterys visos gražios, visos. Neturi silpnybių? Ne. Na, nebent rūkimas. Tai tik tai rūkimas, o daugiau nežinau. Idealius? Nu, šiaip Lietuvoje jo. Idealius. Moteris tai mūsų stimulas gyvenimui. Jeigu mes moterų neturėtume viskas po gyvenimo. Bet ar jūs visus idealius? Nu kaip gali moteris neįdėli, bet reikia kiekvieną moterį vertinti pagal save. Pagal savo įsitikinimus, pagal savo charakterį, pasirinkti partnerį. Ir bus viskas gražu. Moteris tai yra gyvenimo stimulas. Ačiū. Reikia gerbti ir mylėti, sakot? Būtinai, būtinai. Moterį reikia ant rankų nešioti, jeigu ją pakeltum. Bet jeigu aš nepakeliu, tai ir nenešioju, bet gyvenu puikiai. Daug dėlė, moterom linkėjimus visom perduodu. Kad jos sveikos būtų, darbščios, mylėtų savo partnerius ir būtų laimingos gyvenime. Aš nerūpi. Ir neerzina? Neerzina, nieko nedaro. Visas gražias, kaip moteris yra visas gražias. Kai geria rūkų? Neteko sutikti, tokių nežinau. Neteko.